Kalniečiui, kuris dengia Rendlą tiesiogiai ir jo komandos draugams. Pirmieji taškus pelno ukrainiečiai. Stambus, galingas. Buvo štai tiek daug žmonių aikštelėje. Čia Jonas Valančiūnas. Kamuolys nusiimtas po varžovų krepšių, pakartotas Renaldo Seibučio metimas ir dažnai jam padėdavo ir komandos draugai. O štai čia Paulius Jankus. Manto Jonui Valančiūnui iškištas kamuolys. Nelabai. Valančiūnas prašo kamuolio arčiau krepšio. Vienas prieš vieną turėtų žaisti dabar Jonas. Jonas Valančiūnas. Pavojaus visą laiką daryti taip, kad jaustų savo priešininkas. Džeromas Rendlas. Štai va toksai greitas puolimas, apie kurį ir kalbėjo Benas Mackevičius su pirmuoju žingsniu. Link krepšio čia Kirilas Fesenko. Reikia mesti. O dabar galim pasižiūrėti. Mikro dvikova, Kirilas Fesenko pralenda pro Robertą Jeftoką ir du taškai. Kokį penketą prieš pastatyti gali varžovas Kuzminskas, vagia kamuolį. 19 Jonas Valančiūnas. Vienas prieš vieną. Atsikovoja kamuolį Valančiūnas ir iškrapšto. Linijos nesurinkome. Fesenko čia vėl prieš Joną Valančiūną. Ir vėl vienas prieš vieną ir ukrainiečiai. Jonas Valančiūnas. Link krepšio metimas netaiklus, kamuolį nusiema ir gauna išvadas. Lietuvos rinktinė saugant kamuolį padarė labai rimtas. Vėl sėkmingas lyderiai. Jonas Valančiūnas čia. Kirilas Fesenko prižiūri jų ir surasti komandos draugus. Jam sekasi itin sunkiai. Rinktinė žaidimą ir sunkiais momentais. Arba įmantis kamuolį ir vėliau ieškodamas komandos draugų. Pliusas yra tas, kad pirmoje dalyje labai pavykdavo gerai išsigaudyti visurių minučių atkarpą, kurią mes jau matėme. Kirilas Fesenko metimą, kada žaidžia Artūras Milaknis. Fesenko prieš Jeftoką, pražanga nesustabdanti Fesenko. Artūras Milaknis, metimas iš toli šį kartą netaiklus, tačiau Jonas Valančiūnas. Ar vieną pražangą turi lietuviai. Oi. Ir Riemo kamuolį lieka vienas prieš vieną ir pražanga. Gera pražanga. Šis prieš Fesenko. Štai taip atsilygina Fesenko. Ten suranda Fesenko ir pastarasis išnaudoja štai šią situaciją. Suduotas kamuolys Valančiūnui, šis vėl vienas prieš vieną. Valančiūnas. Du taškai. Šaltus nervus mūsiškiai. Valančiūnas, galima uždirbti penktą pražangą Fesenko ir viskas. Ir bus Ukrainos komanda priversta dabar žaisti. Valančiūnui čia pat. Nėra pražangos šį kartą, pats Jonas išsaugo kamuolį, metimas netikslus. Jonas Valančiūnas neišeina prie varžovo, užstringa baudos aikštelėje, nors... Iš toli dar kartelį Zaicevas meta pro šalį, tačiau Ukrainos rinktinė. Po krepšinio. Ir dar vienas taiklus baudos metimas. Jonas mesti kamuolį. Zaicevas. Buvo pražanga. Blokuoja kamuolį Robertas Jeftokas. Viskas. Bravo!